Taip jau atsitinka mano gyvenime, kad kartais norint judėti toliau ir įgyvendinti savo svajones kažkokias, turi atsisakyti to, ką turi, nes visko turėti vienu metu neįmanoma. Tiesiog dviračiai yra dviračiai, jų tiesiog turi būti kažkoks kiekis ir būtų gerai to kiekio neviršyti, kaip kartais atsitinka. Anonsuoju, tie, kas sekate mano kanalą, jau esat matę šitą dviratuką. Vienas iš pirmųjų karboninių dviračių pasaulyje, Giantas Cadex Carbon Fiber Racing. Pasivažinėjau aš su juo šiek tiek. Pasimėgavau, pajutau tą vintažinę dvasią ir judam toliau. Pardavimui bus išstatytas dviratukas, nuplautas, viskas patikrinta, paruošta mynimui, dar yra originalus balnelis tiems, kas vertina originalią būklę. Tai čia jisai yra pilnai originalus dviratis, yra originalus balnelis, originalus pedalai. Padangų dėja originalių nėra, jos tiesiog sutrupėjo per tiek metų. Ir gertuvės laikiklį, labai jis man čia gražiai tinka prie tų oranžinių užrašų, paliksiu. Viskas veikia, funkcionuoja taip, kaip turi veikti. Grandinė nuvaškuota. Ratai tiesus. Ką dar pridurti? Ką mes turim iš originalių detalių dar? Tai pedalai, va tokie va gražūs pedalai. Originalūs šio dviračio pedalai. Su dirželiais. Nesu aš jų mėgėjas. Ir netgi yra stabdžių kaladėlės. Campagnolo. Va. Išsaugotos, originalios. Beje, nusidėvėjimo tai jokio. Norit parodyti? Čia nežinau kurios. Tai galima spręsti, kiek dviratis buvo nuvažiavęs pagal stabdžių kaladėlės. Matot, pačiam viršui kraštelis tik pradėjęs dilti. Čia galbūt buvo galiniai stabdžiai. Lygiai tokios pat būklės ir kitos kaladėlės. Taip. Dar vieną. Tai čia naujos kaladėlės. Realiai, kada aš tą dviratį parsivežiau, jisai buvo naujas, nevažinėtas su juo. Jis tik buvo murzinas, surūdijusi grandinė ir norėjusi jam tepalą atnaujinti. Tai stebulės perteptos, pilnai buvo išardyta, sutepta naujų tepalų ir atgal surinkta. Netgi yra išlikusios va tos gumos, kurios jas pakeičiau čia tokią juostą uždėjęs. Jos tiesiog jau sutrupėjo, sutrūnijo, suplyšo ir naudos iš jų jokios. Naujų pirkti gal kažkur tai įmanoma rasti. Italijoje aš radau, bet man jų nereikia. Balnelis štai toks. Va. Motor mount. Klasikinis, visiškai klasikinis. Tiesiog jeigu statyt dviratį kaip ekspozicinį, tada jo tinka. Bet važinėt su tokiu balneliu, tai aš pabandžiau.